Labas visiems. Sveikas, sveikas. Trumpo įvestų tarifų, visa rinka važiuoja į apačią. Jau labai patenkintas, ponas, kažką jau žinai. Čia yra aukšto lygio akivaizdi manipuliacija. Manipuliacija. Bėkite nuo tokių žmonių kaip jisai. Jeigu Amerika nori supirkti į rezervą kriptovaliutą. Ties ta vieta, kur sustojai šnekėti ir pradėjai apie kažką galvoti, tai reikėjo ir baigti tą video ir eiti miegoti. Taip, rezervas buvo ten patvirtintas, bet kaip tu nesugebi sutikrinti informacijos iki galo, va, aiškiai viskas parašyta, apie kokius tu pirkimus šneki, kai tai net nėra įmanoma padaryti, nes nėra priimtas tas įstatymas. Ir grįžtant prie tavo tos manipuliacijos, tai nėra manipuliacija. Tiesiog traderiam, investuotojam nepatinka šita nežinomybė. Niekas nežino, kas bus toliau. Kodėl jie nežino, kas bus toliau? Nes Trumpas deda tarifus, tada deda atgal ant Amerikos tarifus. Viskas pagal idėją pradės brangti, kilti kainos, viskas. Tai yra tikrai baisus dalykas. Ir ką daro žmonės? Jie įsitraukia pinigus ir ką jie daro? Jie deda pinigus į Treasury Yield bondus, bet jaučiu net negirdėjęs apie tokį dalyką. Šiandieną, kai atsidarė Kinijos stoksų rinka, akcijų rinka, jinai irgi pradėjo kristi žemyn, nes tiesiog Kinija uždėjo irgi tarifus atgal Amerikai. Sūnau, prisijunki nemokamą mūsų grupę linkas bio. Ir šiaip, jeigu matai, visos akcijų rinkos krenta, nes nežinomybė, niekam nepatinka nežinomybė. Ir tu vienintelį naudingą dalyką, kurį pasiūlė, kad reikia dollar cost average daryti, tiesiog dasipirkinėti po truputį ir gauti kainos vidurkį, ir tu kažkada į savo tą video galėsi paripleinti ir sakyti, aš jums sakiau, čia reikia pirkti, nes taip kažkada viskas atsigaus. Kaip nebūna, kad viskas kyla vien į viršų, taip nebūna, kad viskas vien krenta žemyn.